Šiandien toks ramesnis sekmadienis pas mumis, tai per daug nieko negalvodami nusprendėm, kad reikia aplankyti ir vėsesnės vietas, pamatyti sniego ir nuo savo šilto krašto, kuriame yra beveik 20 laipsnių, važiuojame valandą laiko iki kalnų, kur pasieksime Sieros Nevados slidinėjimo kurortą kartu su Evelina. Nu ir ten pasidžiaugsime sniegu ir jums parodysime, ką čia labai jau netoli mūsų namų turime iš žiemiškų pramogų ir galbūt kas gal ir ne visai įprasta pietų Ispanijai, kad yra pagrindinis ir vienintelis slidinėjimo kurortas, kuris puikiai aktyvus iki pat gegužės. Tai važiuojame link Granados krypties ir liko kiek mažiau nei valandėlė. Prisiparkavom. Ne toj vietoj, kur man patinka, bet ką darysi. Vienintelė parkovkė, kuri laisva, tai čia turi šiek tiek vietų. Vis dėlto savaitgalis ir ispanai nori. Evelina persingdė į žieminį setą, žieminiai batai, strikončiak. Galvoju, reikia šaliko. Jo, būtinai. Pirštinės irgi. Aš jau pasiruošiau, o ne kupriniai. Nu, einam ieško dabar šaliko. Einam link miesto centro, keliauninkai. Tikrai biškį atpratę. Taip jau nosis jau baigia nušalt, o dar tik vos kelios minutės. O kas servetėlių pasiėmė iš mašinos? Aš pasiėmiau, į kuprinę įsidėta yra. Ai, gerai. Jau buvo tu moralas buvęs. Einam link pirmųjų liftukų. Nusipirksim bilietėlį ir leisimės į centrą. Šitą karuselę leidžiamės žemyn, pavyko nusipirkti bilietus. Mes nusipirkom per greičiau nei minutę, ispanai pirko kokias 15. Viena šeima 15, nu žinokit, jau kantrybė nelaikys. Galvom, eisim mokint. Nu ką, vaizdas fainas. Šitoksai su keltuvu nusileisti į apačią, į miesto centrą, kainuoja 7,5 € vienam žmogui į vieną pusę. Nu, bet žinot, kas slidinėjat, tai slidinėjimo kurorte pramogos nėra pigios. Labai fainas būdas visą miestą pasižiūrėti. Niekur nereikia vaikščiot, va, kaip su kokiu dronu. Čia žmonės iš slidinėjimo. Ten jau centriukas šviečia. Gerai, įsitikinau, kad parkuotis tikrai nebuvo kur. Bet labai fainai ir čia, aš tai džiaugiuosi, kad užkilom šį kartą aukščiau ir leidžiame šitą karuselę. Piečiausias taškas Europoje, kas liečia žemyną. Ir prašau, žmonės slidinėja, ko ne Šveicarija. Pilna muzikėlė, tuselis. Varom mes dabar į kalnus, į slidinėjimo trasas. Vis tik tai skiriam prioritetus kitaip, kad nereiktų visų jau tų trasų jau čia mum išbandyti šiandien. Tai nusprendėm pasistiprinti pradžiai. Atėjom į italų restoraną, 4-4 vertinimas. Ponas norėjo pavalgyti picelės, tai užsisakė kalzonę. O aš mėselis, bandysim sirloną čia valgyti. Žiūrėsim, ar padarys ar ne. Šiandienos gėrimai paprasti, kadangi lauke yra visas nulis kol kas, dar kilsim bus minusas, tai arbatėlė. Atnešė mano kalzonę, gal ir neatrodo labai gerai, jau prakapstyta, bet labai neblogai. Ne, o man nieko netnešė. Aš ir sriubą užsisakiau, laukiu, kažin kada gausim. Greičiau. Super, labai skaniai. Pradžioj visą laikį žiūrėjom ar skanu pagal kitus žmonės. Ir žiūriu, iš vieno kito stalo bičiuko pusę picos išnešė. Tai galvoju, kad bus drafas. Pasirodo, tiem tiesiog blogai. Tai bus baisi kaip karas, tai tavo nesąmonė. Ai, tai čia kalnų sriuba. Čia įdomus dalykas, mes nuvažiuojam į kalnus. O dieve, realiai makaronų. Tai čia yra sriuba, kuriai primesta yra batono, nes jis yra išmirkęs makaronų, kiaušinės ir mėsos gabalai. Oi, nu baisu. Nes tai nieko, bet...
Evelina jau gavo savo kepsnį, labai skanus, gera, mėsa tikrai labai gera, neprasileido. Visiškai, atnešė viską, ko reikia šalia. Čia kažkoks dar padažas, ne? Aš gavau savo sriubą, kurią užsisakiau, šiaip geresnį negu kalnuose Drevelezę valgom. Jeigu atsiminti iš Japonijos, kai valgydavom ramenus, ten eina sultinys, makaronai, kiaušinis, mėsos koks gabalas. Čia tiesiog ispaniškas ramenas. Makaronų yra, sultinys yra. Sultinys tai labai sodrus vištienų sultinys toks, kaip kaime virtas būtų beveik kiek laiko. Tai, nežinau, neblogai vertinu. Net tas batonas sumestas yra gerai. Sakant, atmuš savo aukštą reitingą. Paliksim ir mes tada gerą reitingą jiem. Skanios arbatėlės, gražios dienelės. Labai skaniai šiaip užkandom. Evelina irgi pagaliau pavyko vėl rasti gerą kepsnį. Kainavo tai kainavo. Už viską sumokėjom 56 eurus. Nu tai kepsniai čia brangus. 28 eurų kepsniai. Tai taip ir gaunas. Visur nuo 28 iki 33 kažkur taip pat laviruoja. O kokybė irgi labai laviruoja. Ir kaina to nenusako. Dėja. Centrinėje aikštėje nusipirkome bilietus. Šiaip atvažiavus pagrindinę parkovkę galima nusipirkti parkavimo biletą ir iš karto gondolos biletą. Tai dabar čia vaikai jau grįžę mažuoju kalnu džiaugiasi. O mes einame į pėsčiųjų gondolą. Kilsime į kalną, bus iš viso 3 kilometrai. Dar pusę kilo yra iki pat viršūnės, bet ten jau tik tai su slidėm leidžia. Jokių kamščių, jokių eilių. Žiema žemužė. Noriu į savo gondolą. Eik šiek. Lekiam. Oi, kaip. Iškilom 2,8, čia jau kažkam nelabai pasisekė, bet ką darysi, toks sportas. Jei. Nieko, šypsosi, tai viskas gerai. Nu ką, lipam biškį aukštyn, pasižiūrėsim, kaip atrodo kraštovaizdis. Čia vyksta veiksmas, slidinėjimas vyksta iki kokios 4 valandos. Čia vaikų treniruotės ir mokyklos vyksta. Viskas kaip ir normaliam kurorte, nieko kažko tais išskirtinio ir nieko kažko labai mažiau. Kaip, Evelina, ar gražu? Labai gražu, šį kartą daug gražiau, nes giedra yra ir nėra tos drėgmės. Tai matosi visas horizontas su kalnais tolumoje. Taip, dažnai, kai užkyli kalnus, negali pasigrožėti toliais visais peizažų, nes būna drėgmė ir tada tokių užsidengia tokių rūkų. Tai super. Labai geras oras, fantastiškai, vakar sniego. Nu, puikus laikas, manau, kad čia slidininkam tai ypatingai turėtų patikti. Žiūrint iš tos gausos žmonių, kuri čia grūdasi, tai tikrai yra čia fanų. Na, aišku, viens iš vieno. Ir ką rinktis, kitos jau tik tai į centrinę Europą varyti. Tai 110 km ilgio trasų iš viso. Ir šitas slidinėjimo kurortas turi ilgiausia, stačiausia nuslydimo trasa, kilometras 200
ir kilometras 300, kažkas tarp šitų skaičių. Trasų yra 135. Nu ir ką žinau, Daypasas kainuoja, man rodos, jeigu neklysta, 5 eurų gal, 5 vienam žmogeliukui su visom gondolom. Tai nežinau, čia brangu, pigų, čia jau kas slidinėja, turbūt geriau žinos. Ką bandom atsargiai nusileisti, kol mūsų čia nenutrieškia kas nors. Noriu pašikniukų. Jau varyčiau, bet pašikniukų, žinau. Grynas oras baigėsi, tepam slidės. Va, 4 valandas, pasakė, kad jau reiktų tepti visiems jau slidės, baiginėja, susidarinėja bariukai. Tai vat panašiai ir dirba iki 5, jau čia tuščia. Varysim. Taip, į savo 0 aukščio miestą. Si yo lo estoy intentando y no puedo. Tú has hecho lo que tú querías. Y te tiraría ya de otro sitio fuerte, con cuidado. Nu, va, nusileidome į apačią ir parodėm jums jau, kaip atrodo tas šis kurortas. Dar apsuksime ratą, kur chebra jau čia tiesiog nusileidė po viso slidinėjimo dienos. Kala liuką, muzoniuką, būna didžėjus, šokiai, viskas prasidės ties 4-5 valandą.